Sveiki atvykę į BKTV žinias. Pradedame nuo žinių. Pirmasis šių metų sprintas pratęsė Mercedes šių metų tendenciją dominuoti. George'as Russellas laimėjo pradėjęs iš pole pozicijos. Nors startas ir buvo intensyvus, Russellas ir Lewisas Hamiltonas net kelis kartus keitėsi pozicijomis pirmose ratuose. Ferrari šiais metais taip pat demonstruoja stiprų tempą. Leclercas ir Hamiltonas abu užlipo ant podiumo, bet neišvengė tarpusavio žiežirbų trasoje kovodami dėl antros vietos. Iššaukiant Leclerco pyktį ir klausimą, ar jis, tai yra Hamiltonas, supranta, kokie platus šie bolidai. Saugos automobilio fazė dėl Nico Hülkenbergo gedimo suvienodino kovą, bet galiausiai Russellas restartą suvaldė geriausiai. Tuo tarpu Maxas Verstappenas nuvylė save su tik 9 vieta ir su 9 padangomis. Kimi Antonelis sekmadienį Šanchajuje iškovojo pirmąją savo Formulės 1 karjeros pergalę, užtikrintai paversdamas pole poziciją finišu ir atlaikydamas tiek ankstyvą Lewiso Hamiltono iššūkį, tiek vėlesnį George'o Russello spaudimą. Mercedes duetas užėmė 2 pirmas vietas, o Hamiltonas, jau atstovaudamas Ferrari, užėmė 3 poziciją po intensyvios kovos su Charlesu Leclercu. Lenktynės paįvairino ankstyvos saugos automobilis, iškviestas dėl Lanso Strollo bolido baterijos gedimo, kuris sumaišė strategijas ir sukūrė 3 pilotų kovą dėl antros vietos. Antonelli vis dėlto išlaikė stabilų tempą ir finišavo daugiau nei 5 sekundėmis priekyje Russello. Tuo metu McLaren patyrė vieną skaudžiausių savaitgalių per 2 dešimtmečius. Tiek Lando Norrisas, tiek Oskaras Piastri dėl atskirų elektros sistemos gedimo apskritai nepradėjo lenktynių. Prie jų prisijungė dar keli pilotai, taip pat nepasirodė starte – Aleksas Albonas ir Gabrielis Bortoleto. O Maxas Verstappenas tapo vienu iš pasitraukusiųjų vėlesnėje lenktynių stadijoje. Vidurinėje rikiuotėje išsiskyrė Oliveris Bermanas, finišavęs 5, bei Pieras Gasly ir Liamas Lawsonas, kurie taip pat iškovojo solidžius taškus. Antonelli triumfas tapo istoriniu momentu. Jauniausias pole pozicijos laimėtojas pavertė jį pirmąją karjeros pergalę ir užtvirtino Mercedes dominavimą antrajame sezono etape. Po ilgo laiko, kai 2006 metais Giancarlo Fisichella laimėjo Malaizijos GP, ant podiumo vėl atsistojo italas. Dėkui Realos 14 už šį įdomų faktą mūsų komentarų skiltyje. 26 metų Formulės 1 sezono naujovės ir toliau kelia diskusijas tarp lenktynininkų. Cadillac komandos pilotas Sergio Perezas dar kartą pašmaikštavo, kad dabartinės taisyklės primena legendinį vaizdo žaidimą Mario Kart. Kinijos Grand Prix lenktynėse, kuriuose meksikietis finišavo 15, per radio ryšį jis juokavo. Man dabar reikia grybo, jis dingo, nežinau kas nutiko. Tai buvo aliuzija į žaidime naudojamus boost efektus, kurie leidžia staigiai padidinti greitį, panašiai kaip naujose F1 taisyklėse veikiantis overtake mode. Perezas prie Cadillac prisijungęs šiais metais jau anksčiau kritikavo naują sistemą, ypač akcentuodamas mygtuko paspaudimu sukuriamus lenkimus. Jei atvirai, man tai atrodo labai dirbtina. Šanchajuje, sakė jis, paspaudi mygtuką, aplenki. Tada tave aplenkė taip, kaip Mario Kart. Lenktynininkas pripažino, kad vairuotojo meistriškumas vis dar turi reikšmės, tačiau dabartinė sistema ją kiek sumenkina. Panašių palyginimų nevengia ir kiti pilotai. Ferrari atstovas Charlesas Leclercas Australijoje per komandos radiją taip pat sakė, čia kaip Mario Kart grybas. Haas lenktynininkas Oliveris Birmanas iš dalies sutiko su tokiu vertinimu. Taip, šiek tiek teigė jis. Atrodė, kad aš važiuoju Formulėje 1, o visi kiti Formulėje 2. Bet tada vėl turi įkrauti bateriją, nes kitaip tiesioje esi bejėgis. Tęsiant piloto atsiliepimus apie šių metų lenktyniavimo pobūdį, reikia prisiminti, kad bolidai turi mažiau prispaudžiamosios jėgos, yra manevringesni, o jėgainėse beveik pusė galios gaunama iš elektros energijos. Dėl to lenktynės tapo dinamiškesnės, atsirado daugiau tiesioginių kovų trasoje, tačiau jos dažnai primena jojo efektą. Vairuotojai vieni kitus lenkia ir netrukus vėl praranda pozicijas. Kinijos Grand Prix tai buvo ypač akivaizdu. Lenkimai 14-ame posūkyje dažnai baigdavosi pozicijos praradimu tiesiojoje, o dvikovos tęsėsi visą ratą. Vis dėlto ne visi vairuotojai to džiaugiasi. Maxas Verstappenas teigia, kad tokios lenktynės patinka tik tiems, kurie nesupranta tikro lenktyniavimo. Panašios nuomonės laikosi ir Lando Norrisas, Carlosas Sainzas bei Estebanas Oconas. Daugiausiai kritikos sulaukė padidėjusi priklausomybė nuo baterijos energijos valdymo. 2026 metų taisyklių pokyčiai yra vieni didžiausių koncepcinių pokyčių per daug metų.
Šiemet F1 naudoja aktyvę ir nuolat veikiančią aerodinamiką, naują jėgainės logiką ir kitokį aerodinaminį balansą. Prieš sezono pradžią nuskambėjo nemažai nerimastingų nuomonių, kad tokie pokyčiai sumažins bolidų greitį. Tačiau jau praeitą savaitgalį Kimi Antonelli maždaug 0,2 pagerino praeitų metų Lando Norriso greičiausią ratą, kas leidžia daryti ankstyvą prielaidą, kad bolidų greitis kol kas nemažėja, ar bent jau mažėja ypatingai nežymiai. Tuo tarpu lenkimų padaugėjo kur kas daugiau. Palyginimui, Australijos GP 25 metais turėjo 45 lenkimus, o šiais metais net 120 lenkimų. 1997 m. Formulės 1 pasaulio čempionas Žakas Vilnevas mano, kad Mercedes komandos dominavimas pagal naujasias 2026 m. taisyklės nėra toks didelis, koks buvo 2014. Nors Mercedes šį sezoną laimėjo visas iki šiol vykusias lenktynes, tai yra sezono atidarymo etapą Australijoje, sprintą Kinijoje ir Kinijos Grand Prix, Vilnevas teigia, kad kitoms komandoms dar yra galimybė prisivyti. Tai dominavimas, bet nemilžiniškas. Tai ne 2014 metai, kai skirtumas siekia daugiau nei sekundę, o jie dar turėjo papildomas galios rezervo. Be to ir kitos komandos naudoja Mercedes variklius, sakė Žakas Vilnevas interviu Sky Sports Germany. Jo teigimu, pagrindinė Mercedes stiprybė – gerai subalansuotas ir lengvai valdomas bolidas. Tai leidžia pilotams važiuoti stabiliai ir neperkrauti padangų. Tai tiek šiandien žinių, keliamės į įvykio vietą. Šiandien įvykių nėra. Gyvenkit ir džiaukitės. Tiesiog mėgaukitės šią dieną.